Sveiki, mano vardas Sabina Kozlovska, aš esu Idea and Design interjero salono savininkė. Ir šiandien aš jums norėčiau papasakoti apie mano didžiausią meilę yra mūsų audinius. Kodėl aš juos myliu, nes jie yra natūralūs, jie yra tvarūs, jie yra jaukus, jie padaro interjerą. Net patį nesėkmingiausią interjerą jie gali ištaisyti, o geriausiai padarytą interjerą sugadinti, jeigu jie yra neteisingai paruošiami. Kai kada mūsų klientai išreiškia abejonę dėl natūralių audinių pasirinkimo ir tai yra natūralu, turbūt ir aš bijočiau tam tikrų dalykų, jeigu nebūčiau susidūrusi su natūraliais audiniais. Yra baimė, kad jie susitrauks po skalbimo, yra baimė, kad jie yra nepraktiški priežiūros prasme, galbūt per brangus, bet tai yra tik tai mitai. Iš tikrųjų, žinant daugiau apie natūralų audinį, visos tos baimės išsisklaido ir lieka tik tai gražus efektas interjere. Mūsų gamintojai, su kuriais mes dirbame, apdirba audinius taip, kad jie nesitraukia po skalbimo, kai kuriuos audinius galima skalbti net namų sąlygomis. Bet žinome, šiuo metu interjerai turi didelės vitrinas, didelius langus. Ko gero patys tuo neužsiimsite, bet visą laiką yra paslaugos, kurios gali suteikti jums valymo paslaugą. Taigi šio tikrai dalyko nereikia bijoti. Jei klausėte dėl kainos, tai žinoma, natūralus audinys bus brangesnis negu poliesteris, kuris čežės jums rankose, bet audinio kaina tai yra tik dalis viso langų dekoravimo projekto kainos. Juk mes kalbame apie karnizą, apie montavimą, apie audinio siuvimą ir panašiai. Taigi visada bandykite rinktis natūralų, paprašykite skaičiuoti, įsivertinkite biudžetą ir sintetinio audinio, ir natūralaus, ir pamatysite, kad tas skirtumas nėra stipriai didelis. Renkantis užuolaidas, kaip ir ruošiantis bet kokiam kitam namų dekoravimo dalykui, reikia pasiruošti iš anksto. Tai jūs turit nuspręsti savo, ar jūs norit užuolaidų, kurios bus minkštos, gulės ant grindų, duos jums minkštumo ir jaukumo ir namų pojūtį. Galbūt jūs turite robotuką, kuris nepraeina pro gulinčias užuolaidas ir jums jas truputėlį reikia kilstelti nuo grindų. Visi šitie dalykai labai svarbu renkantis audinį, nes ne kiekvienas audinys gražiai atrodo toje ir kitoje būsenoje. Kitas patarimas, renkantis užuolaidas, iš pradžių rinkitės naktinį audinį, o paskui prie jo derinkite dieninį. Jie būtinai turi susišaukti vienas su kitu, kitaip jie tikrai atrodys kakofoniškai ir nepadarysim to efekto, kurį jūs norite. Renkantis užuolaidas, nuspręskite, ar jūs toleruosite natūralaus audinio lamdumą. Kadangi audiniai yra tikrai labai įvairūs, jie gali būti visiškas linas, kuris lamdysis taip kaip ir jūsų rūbas, bet linas gali būti lygiai taip pat apdirbtas kitu būdu, jisai bus tvarkingas, lygus ir atrodys elegantiškai ir tvarkingai. Jūs turite nuspręsti, kas jums yra labiau priimtina, ar jums labiau bohemiškas ir šebi šik stilius, ar jums labiau elegancija, natūrali, prabangi, bet visgi tvarkinga. Natūralūs audiniai, jie gražiausiai yra tada, kai jų sudėtyje yra didelis miksas įvairių sudėčių, tai yra vilna, linas, viskozė, medvilnė, šiek tiek poliesterio irgi negadina audinio, galbūt net suteikia šiek tiek minkštumo. Natūralūs audiniai dažniausiai nepasiūlys labai ryškių, spalvingų, aitrių spalvų. Tai dažniausiai bus žemiškos, jaukios, jūsų interjerą jaukiai, šiltai kuriančios spalvos. Tai yra tos spalvos, kuriuose jums jauku būti, jūs jausit šilumą ir gėrį, ir minkštumą ir taip toliau. Už mano nugaros jūs matote nemažai audinukų.
Jie yra toje pačioje žemės spalvų gamoje, bet žinoma, kiekvienas audinys turi savo papildomą spalvų paletę, iš kurio klientas gali jau rinkti spalvas labiau adaptuotas jo interjerui. Tai sakykime, jeigu mes kalbam apie tokį audinuką, va čia labai graži kolekcija vilna su linu, tai mes matome kelias parodytas spalvas, bet iš tikrųjų spalvų gama yra ženkliai platesnė. Mes galim rinktis iš turbūt daugiau negu 30 atspalvių, bet kaip jūs matot, visos jos yra žemės spalvos, jos visos prie visko dera ir žodžiu, jeigu jūsų interjeras yra apie tai, apie tą šiaudinį, natūralų, lininį jausmą, tai tie audiniai yra kaip tik jūsų interjerui. Čia matome audinuką, liną su vilna. Jų yra labai daug atspalvių, kaip matot, visos žemės spalvos. Šis audinukas yra labai lengvas, gražiai krentantis, jisai turi lino lamdymo efektą, jisai yra plonas. Jeigu mes jį naudojame miegamiesiems, jis gali būti šiek tiek per plonas tiems, kurie mėgsta miegoti visiškoje tamsoje. Tokiu atveju reiškia tam, kad išlaikyti namų interjero vientisumą, mes naudojame šį audinuką ir įsiuvame pamušalą, blekautą arba paprastą medvilninį gražų pamušalą tam, kad pagerinti jūsų miego kokybę. Čia mes matome pusvilnonį audinuką, tai yra vilna su šiek tiek poliesterio ir kaip matote, šis audinys yra tikrai labai tvarkingas, jo piešinys, eglutės piešinys suteikia šiam audiniui tam tikrą stilistiką ir jūs visą laiką turėsite tvarkingai dekoruotą langą, kadangi jis tikrai nesilamdys. Šis audinukas yra skalbtas linas su viskoze ir kadangi jis yra skalbtas, jis yra žymiai minkštesnis negu natūralus linas ir pasižiūrėkite, koks gražus jo drybimas, kaip jisai gražiai, natūraliai krenta, ypatingai jeigu jį padedam ant grindų, tai jisai iš tikrųjų sukuria tokio sunkumo, gražaus, minkštumo ir jaukumo namams. Tai yra vilnonis audinys, įsivaizduojat, kad ir vilną galima šitaip apdirbti. Tai yra dieninis arba tarpinis audinukas, kuris gali būti ir vienas interjere be naktinės užuolaidos. Minėjau, kad audiniai turi dėrėti vienas prie kito, naktinis prie dieninio, o dieninis prie naktinio. Tai čia yra komplektas, kuris truputėlį turi žvilgesio, labai daug natūralumo ir tinka tikrai miesto poniutei. Taigi rinkitės tokį audinį, jeigu norite elegantiško, prašmatnaus, bet natūralaus interjero. Daug žmonių mėgsta veliūrą ir ant langų taip pat. Tai šis audinys yra visiškai natūralus, jis ne veliūras, bet jisai turi tą minkštumą veliūro pojūtį. Ir jisai, kaip matot, yra kaip chameleonas, jisai žaidžia su spalvomis, jisai pagauna interjero spalvą ir turi neįtikėtinai gerą kritimą. Natūralus linas su natūraliu linu. Koks gali būti geresnis derinys? Taigi, jeigu jūsų interjeras yra apie šiaudus, apie kopas, apie pajūrį, apie atostogas, tai yra pats geriausias derinukas ir geriausias jausmas perduoti tai. Tai yra dieninis audinys, linas, viskozė, medvilnė ir šiek tiek poliesterio. Jį puošia vos matoma eglutė, bet jį padaro tą audinį tokį išskirtinį, kad jis gali būti ant lango vienas, be jokios naktinės užuolaidos ir jeigu jūs ieškot tarpinio arba vien dieninio audinuko, tai šitas audinys tikrai labai tinka. Gerai. Tai yra dar vienas komplektas jūsų atostogų namams, arba sodybai, arba jūsų namams pajūry. Taigi, jeigu jums patinka šiaudai, smėlis, kopos ir jūra, tai yra vienas gražiausių derinukų, kuriuo galima padekoruoti jūsų langus. Planuojant lango dekoravimą, juk tai ne tik užuolaidos, tai ir karnizai,
jų kabinimas, montavimas, užuolaidų kabinimas. Taigi su gražiais savo audiniais mes taip pat ateinam ir su labai kokybiškais karnizais, mes turim lubinius begelius, galime pasiūlyti įvairių spalvų apvalius arba stačiakampius karnizus ir tikrai labai kokybiškas elektrinių begelių sistemas. Jeigu mes pradėsime draugauti, galėsime jums pasiūlyti ir savo paslaugas, karnizų montavimą, užuolaidų paruošimą, lyginimą, kabinimą ir taip toliau.